Sveiki visi, su jumis vėl Justo virtuvė ir šiandien mes gaminame lazaniją. Taip, lazaniją. Kaip skanu. Visada galvodavau, kaip padaryti tą lazaniją, bet pamėginus vieną kartą supratau, kad tai nėra labai sunku. Taigi, šiandien lazanijai mums reikės 1 kilogramą maltos mėsos, tai gali būti kiauliena, vištiena, jautiena, nesvarbu. Tada 500 gramų pievagrybių, 4-5 didelės morkas, prieskonimų, pieno, savo sultyse konservuotų pomidorų, makaronų, sūrio, sviesto, raudonosios paprikos, geltonosios paprikos ir 1 svogūną. Pradėkime gaminti. Mėsą reikia sumaišyti su prieskoniais. Tinka mėsos prieskoniai, pipirai ir druska. Mėsą reikia sumaišyti su prieskoniais. Tada dedame druskos. Sudėję prieskonis dabar išmaišykite. Sudėkite mėsą į keptuvę ir kepame. Ir neužmirškite maišyti. Dabar patroškinkime daržoves. Įkaitintoje kitoje keptuvėje dedame svogūnus. Pasikepinę svogūnus dabar dedame paprikas. Pasikepinę svogūnus ir paprikas dabar dedame pievagrybius. Viską pakepus galiausiai sudedame morkas ir uždedame dangčiu, kad viskas pašus. Visam troškiniui suminkštėjus dedame 2-3 šaukštus kečupo. Baigę kepti mėsą, užsukame ugnį. Iškepus mėsai pasiemame kitą puodą ir susidedame mėsą. Susibėrę mėsą atsiskame aukščiausią ugnį ir pilame konservuotus pomidorus. Subertus pomidorus susmulkiname su mentele. Sudėję kečupą uždedame dar kartą dangtį ir viską gerai pašutiname. Išvirę troškinį sudedame prieskonius ir dar kartą viską gerai išmaišome. Tada užsukame ugnį ir viską dedame į indą, kuriame yra konservuoti pomidorai. Troškintas daržoves dedame į indą, kuriame yra mėsa. Kaskart pažiūrėkite, kad neprisviltų. Pasiemame kitą indą ir tirpiname 80 gramų sviesto. Dedame pusę šaukštelio druskos. O dabar dedame miltus tiek, kad gautųsi vientisa košė. Maždaug turėtume gauti tokią masę. Minutę ją šildom. Po truputį pilame pieną ir maišome. Kol maišome padažą, galime įsijungti orkaitę. Įkaitintą 200 laipsnių Celsijaus. Į padažą sudedame tarkuotą fermentinę sūrį. Ir viską gerai išmaišome. O, masė tokia turi būti tasi. Pasiimkime gilesnį indą, kuriame kepsime lazaniją. Dedame sluoksnį mėsos ir paskirstame po visą dugną. Dabar dedame sluoksnį padažo. Ir viską irgi išmaišome po dugną. Dėsime makaronus, kurių pavadinimas lama lisana. Taigi dedame. Ir vėl viską tą patį. Sluoksnį mėsos, sluoksnį padažo ir makaronus. Paskutiniam sluoksnį reikia tik mėsos ir padažo. O dabar dedame dangtį ir viską dedame į orkaitę. Lazaniją kepsime pusę valandos įkaitintą 200 laipsnių temperatūrą. Tai va, iškepė mūsų lazaniją, tai paragaukime. O, kaip skanu. Tikrai čia. Tikrai, manau, verta pasigaminti lazaniją, nors tai ir užima nemažai laiko, bet tikrai jūsų šeima bus nustebinta. Taigi, laikinkit, komentuokit, prenumeruokit. Jeigu jūs norite pasiūlyti man daugiau receptų, rašykite į komentarus. Ir jeigu surinksiu 500 prenumeratorių, prižadu jums, padarysiu specialų video, kuriame sudėsime visus nepavykusius kadrus iš visų video. Taigi, iki susitikimo. Davai, chebryte.